Sveiki bičiuliai, praėjo vos kelios dienos po Arvydų varžybų ir taip jau susiklosti, kad atsirado šiek tiek laisvo laiko, patikrinau orus ir pasinaudojau draugų iš UKK klubo pasiūlymu apsilankyti Alytiškėse. Taigi esu čia, 13 sektorius, pučia stiprus vakarų vėjas, viską į šitą būtent ežero galą. Tai meškeres užmečiau, šiek tiek pasidarbavau dyterių pradžioj. Žvejosiu eglutės principų palei kitą krantą. Tai meškeres dėliosiu šiek tiek skirtingose gyliuose, nuo 2,5 iki 2 metrų taip. Ir jau atvykęs įmečiau pasaulytę mažą bailiukų, kuriais žvejosiu. Įmečiau dabar su koinytėm. Atstumai nėra dideli, bet per tokį vėją tikrai yra ką veikti, pataikyti tašką norimą. O kaip klostysi ši žuklė, pamatysim greit gan. Turiu geras kiek daugiau nei 12 valandų, planuoju žvejoti per naktį, jau dabar yra apie pusę 5 vakaro. Tai kokių 9 ryto norėčiau pažvejoti, o kaip čia gausis, bus matyt. Tai dabar ruošiuosi būtent jauko, eisiu paspombint, dėsiu šiek tiek kas liko dar irgi po varžybų. Tai Pure Hemp peletės, įdėsim šiek tiek smulkių natūralių, kad greit pradėtų veikti ir panaudosim All Season Mixą, seną gerą, įvairių frakcijų. Dabar. Tai skirtingų metų vilios žuvį tikiuosi. Tikiuosi ši žuvis pasiduos į šį kraštą ir pavyks pagauti, na, kaip sakant, pradžiai bent atidaryti ežerą, o po to kaip jau Dievas duos, arba Neptūnas. Tai taip pat turim čili kanapės, kaip tik panaikinti likučiam, tokia trumpa sesija pats tas. Ir įdėsim Sweet Nut bei Krill bailiukų, būtent jais planuoju gaudyti. Juos patraiškysiu, cielus paduosiu spontą kobrą. O vat sulaukiau ir draugų, tai ruošiu prievilą, kaip sakant, ir eisim neužilgo jaukintis. Interviu. Smagu, pirma žuvis, greit, dar prieš jaukinant. Matomai bus gera žvejyba. Ir tikrai neilgai truko. Ruošiant jauką, pirmasis kibimas ant vidurinės meškerės, Krill & Plum lengvintas dugno masaliukas, padovanojo štai tokį švinių ir atidarė man šį tvenkinį. Tikiuosi, jis tikrai nebus paskutinis ir šis vėjas atplūs mums jų daugiau. Taigi leidžiam atgal ir laukiam sekančių. Taigi, vat, masaliukas
padovanojęs pirmą įkibimą, Krill & Plum. Jį paruošiu permetimui ir eisim pajaukint. Ko nepaminėjau, kad jau kad dar užpyliau GLM ir Spot Mixo boosterių. Jaukinsiu 2 taškus. Ir tikiuosi, šis puikus startas bus tik pradžia šios nuostabios žvejybos. Einam darbuotis, mestis, jaukintis ir laukti sekančių kibimų. Kągi, abu taškai pajaukinti, meškerės taip pat dar kart permestos, pakeista viena kombinacija, Sweet Nut uždėta su braškyte, sakant, atsižvelgiau į vietinių patarimus lengvus, būtų kvaila nepasinaudot. Gaudau prie tų žolių, prie meškerėm, dešinė yra kiek arčiau ir šiek tiek giliau, vidurinė jau arčiau lelijų, būtent ant jos turėjau kibimą. Pajaukinau tarp jų maždaug, vis tiek vėjas neša į tą pusę, tai dar šiek tiek smulkės daleles sunešant vidurinės, tikiuosi. O trečioji meškerė labiau jau į kampą, ten irgi matos lelijų plotukai šiokie tokie. Yra maždaug 6 valanda. Pirmų jaukinimų abu taškus pajaukinau kiek gausiau. Ir žiūrėsim, kada aplankys antra žuvis. Vėjas tikrai žvejybos nepalengvina, bet taškai yra maždaug iki 72 metrų. Tai užsimest net ir su mano storu valu tikrai nėra sudėtinga. Dabar ką, reiks eit vėl pasiruošti naujų kainyčių. Startų buvau keletą pasidaręs, tai jau išsinaudojo. Ir tik lauksim sekančių kibimų. Ir žuvis tikiuosi bus jau kiek didesnė. Kaip matėt, turėjau dar vieną kibimą ant vidurinės meškerės, ta pati, tai yra tas pats boiliukas, Krill & Plum. Deja, karpis turėjo irgi savo planą matomai, tai iškart užsuko, įėjo į lelijas ir deja gan greit atsikabino. Dabar jau yra apie 7:30 vakaro, tai galvoju kažką reiks eit su 2 šoniniam pakeisti šiek tiek gal kombinacijas, gal tiesiog sukeisti vietom, galbūt saldesnis boiliukas sudirbtų ten toliau. Tai bet kokiu atveju, kai užkib žuvis, būtinai praneši ant ko užkibo. Ir kitas dalykas, tai pasiruošiau jau irgi dar nakčiai šiek tiek jauko. Tai vėlgi All Season mixas. Šį kartą įdėjau kukurūzo. Boiliukai traiškyti tie patys. Dar
truputį palamikso, smulkių palečių, kurios dar intensyviau, greičiau vilios žuvį. Ir ką, užpyliau tik kanapio aliejum, palikau dar kukurūzo sunko. Tai tokį jauką duosiu dar nakčiai, manau, apie 9, galbūt 10 vakaro. Vėjas dar neplanuoja nurimt. Kiek žiūrėjau, tai bent jau iki vidurnakčio tikrai dar gūsiai tikrai bus tokie stiprus. Tai vat, o toliau laukiam ir tikimės, kad sekantis žuvis nuguls jau mate. Dar vienas vakaras su žvejyba ir krepšiniu. Mažasis finalas. Kągi, trečias kibimas, antra žuvis krante ir štai toks veidrodukas, pasirinkęs tą patį masalą, tai Krill & Plum lengvintą dugno boiliuką. Kol kas jis tik tai sugundo karpiukus, bet smūliukų nekimba. Leidžiam atgal ir lauksim sekančio. Ir kitas masaliukas susigundė
geltona viršūnėlė, sweet nut su sweet corn viršūnė, štai toks, veidrodukas, žuvis mato šokinėja, tai tikiuosi, kad kibimų tikrai netrūks. Greit leidžiam atgal ir laukiam sekančią. Pusę 11 vakaro. Ką tik dar pajaukinau, būtent tuo jauku, kurį ruošiau kiek anksčiau. Sumečiau į vidurį būtent gausiau, ten, kur jau turėjau kibimo. Į tolimesnį tašką kiek kairiau, tai sumečiau dabar tik 3 pombikės. Pažiūrėsim, kaip reaguos žuvis, ar iš ten turėsiu kibimų. Ir ką? Viskas permesta, viskas atšviežinta, pajaukinta. Tai lieka sulaukti kibimų ir su jais nusifotografuoti. Kol kas yra taip, kad 5 kibimai, 2 iš jų tikrai kiek didesnė žuvis jautės. Tai protinguolė baigės taip, kad įsisuko į lelijas. Viena gan greit, kurie anksčiau užkibo, kita ne taip ir seniai. Tai dar ilgai kolojau, jaučiaus kaip jovė lelijas, dėja. Pabaigoje gavos taip, kad atsikabino ir jis. Bet keli karpiukai pasiekė sėkmingai krantą, nors ir nedideli, bet žuvis aktyvi, matė šuolių per vidurį. Tai tikėkime, kad jie sujudės dar. Dedam pirštą, prenumeruojam kanalą ir laukiam kibimų. Labas rytas, naktis keistai praėjo ramiai, buvo lietaus, dabar 5 ryto atsikėliau, iš naujo atsiklipsavau, persimečiau, įmečiau likusi jauką, ten po porą spambyčių ir kol jaukinau antrą tašką iš pirmojo, būtent ant vidurinės meškerės, vėl sulaukiu kibimuko ir štai toks dar vienas naujesnių šio tvenkinio gyventojų lankė mus. Smagu, kad kimba, bet galėtų, aišku, apsilankyti ir koks didesnis. Aišku, didesnį suvaldyti sunkiau, bet dar turiu porą valandėlių žvejybos, apie 8:30 planuoju išvykti, darbai visgi, ne savaitgalis. Tai vat, gal dar koks atplauks, o dabar šį leidžiam atgal. Karpiukas paleistas, kyla vėl po truputį vėjas, gal tai suaktyvins labiau juos maitintis, o aš tuo metu einu dar pasivuliot, gulti.
Štai toks po persimetimo. Dar vienas mažylis atleidinėja valą. Iškibo ant Krill & Plum masaliuko. Leidžiam atgal, metam. Štai toks jau dedantis daiktus. 8 kibimas. Vėl vidurinė meškerė, Krill & Plum. Ir ką, manau, tai bus jau šios žvejybos pabaiga. Ką supratau, kad į tokį telkinį važiuoti be brytkelnių. O dar geriau būtų draugas su brytkelniam, kad visos tos gudresnės ir stipresnės žuvis, kurios eina į lelijas, būtų realizuotos. Dabar šį leidžiam atgal, baigiam krautis daiktus ir su jumis atsisveikinu iki kitų kartų.